Lietuvos dailininkų sąjungos monumentalistų paroda vidiniai erdvės šaltiniai. Erdvės tai, kas sieja visus monumentalistus. Mūsų kūryba riboja išorinės erdvės, langų dydis, sienos plotas, patalpų perimetras, drobės ar popieriaus formatas. Išorinės erdvės suvaržo, vidinės erdvės išlaisvina. Kaip mes matome pasaulį, kaip jį jaučiame, visą tai viešiname per savo individualumo prizmę. Vaizduojami objektai nėra realybės kopija. Tai naujai sukurtas, sulaužytas ir vėl suklijuotas, pamatytas, pamirštas ir kitaip susapnuotas vidinis pasaulis. Kartais ieškome įkvėpimo aplink save, kartais toli nuo visų. Ką randame ir ką turime, meninį azartą, didelius ir mažus užmojus, mielas ar šiurpes nuotaikas, jausmus, pojūčius ir nuojautas suvokiame kaip šaltinius palaikančius mūsų kūrybiškumą. Kiekvienas žmogus unikalus, kiekvienas menininkas unikalus dvigubai. Kurdami savo realybę, dalinamės ją su jumis. Šiuolaikinio meno pasaulyje vis mažiau lieka neginčytinų vertybių, bet meistrystė vis dar vertinama, o plačios kūrybinės galimybės inspiruoja naujumo paieškas. Šioje parodoje monumentalistų, freskininkų, vitražistų, dizainerių, architektų, tapytojų ir piešėjų laisvos kūrybos darbai tradicinių technikų ribose. Mano vardas Gintaras Kraujelis, esu dailininkas, monumentalistas, dirbu vitražo, fotografijos ir tapybos srityse. Šiai parodai pristačiau du tapybos darbus. Tai yra mano naujausi darbai, abstrakcijos, nutapyti 24 metais. Šitie du darbai nebuvo tapyti specialiai šiai parodai. Jie jau buvo eksponuoti Druskininkų galerijoje parodoje. Na ir aš juos atrinkau būtent šios darbus, nes man pasirodė jie patys tokie galbūt rimčiausi, labiausiai man patikė. Bet to ir kolegos, kiti menininkai irgi taip patarė galbūt rodyti šituos. Tai šitie buvo atrinkti. Sveiki, esu Augustas Lopas, Dailininkų sąjungos monumentalistų narys. Šiaip tapytojas, bet didžiąją savo gyvenimo dalį dirbantis būtent prie sienų, su sienom. Tai taip likimas lėmė, kad ir tapau monumentalių grupiai. Šiandien mes esame puikioje erdvėje sinagogoje, kur matote mano darbą vieną. Iš ciklo Naujos bangos, tai gesto tapyba daugiau. Ir idėja kilo suburti kolegas į šią parodą, būtent liūdai paklausęs, kur būtų galima eksponuotis mums visiems kartu. Tai buvau surengęs vieną parodą Žiežmarių kultūros centre. Ir žinodamas šias erdves, pasiūliau ir taip laikas po laiko ir susidėliojo, kad galimybė mums čia visiems kartu surengti šią didelę parodą.
Sveiki, aš esu vitražistė Eglė Rakauskaitė. Šiuo metu daugiausia dirbu su perdirbto stiklo projektais. Darau perdirbto stiklo plaketes, kurias įdedu į rėmus ir stengiuosi juos daryti kaip dvisluoksnį vitražą. Šioje parodoje, kuri yra Žiežmariuose, dalyvauju su savo optinio meno darbu. Jis sukurtas Vazarelio arba Lietuvoje žinomo Varnelio optinio meno, iliuzinio meno principų. Tai kai juodos baltos linijos stebinčiam sudaro įspūdį, kad objektas juda. Mano darbas vadinasi Sraigtas, atliktas ant šilkografijos technika. Antra pusė išmatinta, kad nematytų žiūrovas kiauro vaizdo. Na ir su tokiu kūriniu dalyvauju bendroje parodoje, o Žiežmariuose vitražistam yra smagu be galo dalyvauti vien dėl to, kad tai yra mūsų vitražo genijaus monumento Kazimiero Morkūno gimtinė. Tai yra be galo įdomu ir be galo smagu čia prisiliesti ir sugrįžti į mūsų vitražisto gimtinę. Monumentalistų paroda, tai jinai tokia yra įvairių menininkų ir freskistų, ir vitražistų, ir piešėjų. Tai tokia kaip ir komplikuota erdvė sinagogui, bet labai gražiai susitalpino visi darbai. Tai labai smagu dalyvauti. Aš taip pat apart parodinių vitražų, kur, kaip minėjau, dalyvauju su perdirbtų stiklo plaketėmis arba Vitrum Balticum organizuojamo parodų ciklo darbais, dar darau ir privačiuose interjeruose darbus, ir viešosiose erdvėse. Tai tie kūrybiniai bandymai, kuriuos mes atliekame darydami parodinius darbus, tas technologijas paskui mes išbandome ir darydami užsakymus.